Lumas priglausta. Brangūs žmonės, lietuviai, Lietuvos piliečiai. Garsiau. Palenkit. Mus čia surinko tą nusikaltimą žyminti gegužės 17-osios data. Žvelgiu jūsų veidus ir mąstau, kad jeigu pridėtume jūsų nuotrauką, kol kas negausaus susibūrimo nuotrauką, prie tų, kurias mes turime išsaugę iš sausio 13-osios budėjimų iš Baltijos kelio, yra kažkoks nuostabus panašumas tarp tų veidų ir jūsų veidų štai čia. Esate tos pačios dvasios žmonės. Daugelis iš jūsų, iš mūsų čia esančių, galėjome prisisekti nepriklausomos valstybės atkūrimo apdovanojimus, Vyčio kryžius, sausio 13-osios medalius. Dauguma jūsų čia esate tokie. Kodėl susirinkome? Tada, tomis dienomis, kai būrėmės į sąjūdį, leidome pogrindžio spaudą, budėjome sausio 13-ąją, tikėjome, kad mūsų valstybė bus kitokia, bus žmoniška Lietuva, bus Lietuva, kurioje valdžia yra mūsų skiriama ir tarnauja mums. Atrodo, kad kurį laiką tokia viltis, tokia svajonė galėjo pasiteisinti. Parašiau neseniai kreipimėsi į jūs, į visuomenę, kad gegužės 17-ąją atsirado abejonė, ar mes tebeturime savo valstybę. Sava valstybė nenaudoja smurto prieš mažą vaiką. Sava valstybė nenaudoja smurto prieš taikius civilius žmonės, taikiai protestuojančius. Sava valstybė laikosi teisingumo ir sąžinės kriterijų, o ne paraidinio įstatymų, instrukcijų, nutarčių vykdymo. Atėjome čia, kad susigrąžintume bent jau į savo širdis kol kas, o vėliau tikėkime su Dievo ir gerų žmonių pagalba ir į realybę tokią valstybę, dėl kurios esame. Tokią valstybę, kokios verta lietuvių tauta. Yra tokia švelni pašaipa šventajame rašte. Apaštalas Paulius apsilankęs pagonių romėnų šventykloje, kur stovėjo daugybė visokių dievybių atvaizdų, jiems su pašaipa parašė viename laiške: man atrodo, kad jūs esate pernelyg Dievo baimingi. Ta bėda, kuris stumia į praeitį, į totalitarizmą, į nežmonišką būseną mūsų valstybę, man atrodo, kad didelė dalis mūsų tautiečių, lietuvių, einančių teisėsaugos pareigūnų, politikų pareigas yra pernelyg pareigingi. Sakytume tą žodį kabutėse. Galbūt tai yra... Galbūt tai yra priimtina ir iki šiol vykdoma tokiose šalyse kaip Baltarusija, Rusija ar Ukraina, kuriuose didžiąją dėja jų istorijos dalį valdžia su savo piliečiais elgėsi kaip okupantas. Visą laiką buvo jie ir mes, valdžia ir žmonės, engiantieji ir engiamieji. Lietuvoje mes turime patirties ir tikėkime, kad ją įtvirtinsime, kai valdžia iš tikrųjų vykdo žmonių įgaliojimus, vykdo žmonių valią, o ne savo slaptų šešėlinių ir klaninių struktūrų. Ką turėjau omeny, sakydamas, kad mūsų pareigūnai pernelyg pareigingi? Yra įstatymo ir pareigos vykdymas, kuris nesikerta su žmoniškumo principais. Ir yra tokių įsakymų, tais atvejais, kai pareigūnai siunčiami prieš taikius namus, kai turi padėti įgyvendinti nežmonišką sprendimą naudoti prievartą prieš vaiką ir daugybė kitų atvejų, kai doras žmogus turi pasakyti ne, aš tame nedalyvausiu, tai yra prieš mano sąžinę, ir sutikti su įvairiais tokiais atvejais galimais asmeniniais nemalonumais, karjeros lūžiais, algos netekimu ar sumažinimu ar su kažkuo panašiu.
istorijoje ir mūsų tėvynėje ir pasaulyje tokių atvejų yra buvę. Tokio sveiko pilietinio nesutikimo, nedalyvavimo, kada žmogus, matydamas, kad iš jo valdžia ar valstybė reikalauja jo sąžiniai prieštaraujančių dalykų, sutiko to nevykdyti. Su skausmu turime pastebėti, kad tokio žmoniškumo, tokio pilietiškumo daigai mūsų šalyje dar tik tai auga. Nes jeigu jie būtų mūsų visuomenės daugumos savastis, mes nebūtume ten matę tų šimtų uniformuotų pareigūnų, mūsų pagimdytų, užaugintų lietuvių policininkų, kurie sutiko tame košmare dalyvauti ir jį savo fizinę jėgą palaikyti. Mes nebūtume ten matę vaiko teisių apsaugos pareigūnių, kurios tarsi ieškodamos paguodos pas vaiką sako, nu, tau sunku, bet ir mums sunku. Mes duodame tau du pasirinkimus, čia žino toks modernios psichologijos triukas. Arba eini dabar, arba po minutės, nes žinot, modernios psichologijos dogmos aiškina, kad taip geriau, nes jeigu sakysi, tu negali rinktis, tik tai eik, tai bus trauma, o jeigu po minutės, tai jau būsi paguostas. Mūsų seneliai prisimena, kai stribai ir okupantai juos trėmė, tai žmoniškesni kartais duodavo 20 minučių pasirengti. Ir tai sako vaikui žmonės baigę aukštąjį mokslą, turintys ginti jo teisės. Tu gali rėkti, sako, verkti, šaukti, čia yra normalu. Gėda, 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 gėda. Ir kadangi mes, kaip suprantu, neturime palaikyti jokių asmens kultų, man atrodo, kad mūsų lietuviai dar turi tą tokį Rusijoje labai įsigaliojusį sindromą. Geras caras, bet blogi bajorai ir ministrai. Jis nieko nežino, jis negali nieko padaryti. O mūsų, mano supratimu ir požiūriu, nepelnytai vertinama prezidentė po to smurto akto, kurį matė visa Lietuva, kai vaikas, kaip negyvėlis iš namų išnešamas, kojomis pirmin, sako, nu, reiktų sudaryti komisiją ir ištirti, ar nebuvo naudojama prievarta prieš vaiką. Geras caras arba geras prezidentas turi veiksmais, o ne gražiomis deklaracijomis parodyti, kas yra jo vertybės ir jo politika. Taip, taip, taip. Darbai. Kaip Evangelija moko, pažinsite iš jų darbų, iš jų vaisių, kas jie yra, gėris ar blogis. Visa Lietuva matė ir girdėjo per TV3 įrašą, kai buvo uždrausta filmuoti, ir tarp kitko tai irgi yra tam tikras besikeičiančios mūsų valdžios, besikeičiančios Lietuvos ženklas, kai nusukinėjamos filmavimo kameros, kad niekas negalėtų pamatyti tiesos. Prisimenat, mes pradėjome nuo to viešumo, Gorbačiovo pavadinto glasnost, ir tai išlaisvino mus iš tironijos. Dabar, kada uždengiamos kameros ir niekas negali matyti to, kas vyksta, ar tai nėra akivaizdus sugrįžimas į mūsų nelaisvės būseną, į diktatūrą? Bet kažkas sugebėjo įrašyti mergaitės balsą, kai jinai šaukė, ne, nenoriu, niekada neisiu. Ir kai vaikas išnešamas, norintys, mes žinome, išeina savo kojomis ten, kur jie nori, su tai žmonėmis, su kuriais nori. Prieš iš mūsų išsilaisvinimo rėmėjų ir draugų, Nobelio premijos laureatas Aleksandras Solženicinas, totalitarizmo žiemos viduryje piliečiams rašė, mes negalime jėga pašalinti šito smurto, mes negalime kurti organizacijų, mes negalime galbūt greitai ir čia pat pakeisti, kuo laikomi žmonės. Lietuva yra ne aklas, nežmoniškų įstatymų vykdymas. Lietuva yra atsisakymas dalyvauti nežmoniškume. Vienas iš mūsų
Išsilaisvinimo rėmėjų ir draugų. Nobelio premijos laureatas Aleksandras Solženicinas totalitarizmo žiemos viduryje piliečiams rašė: mes negalime jėga pašalinti šito smurto. Mes negalime kurti organizacijų. Mes negalime galbūt greitai ir čia pat pakeisti nežmoniškos būsenos, bet kiekvienas iš mūsų gali nedalyvauti mele, nei žodžiu, nei viešuose pasisakymuose, nei palaikydami viešai melagingus autoritetus, nei eidami balsuoti už tuos, kurie mus engia. Kiekvienas pilietis, turėdamas, net nerizikuodamas labai daug, gali atsisakyti remti melo ir smurto struktūrą ir jinai akimirksniu subirės. Be abejo, reikia tam tikros kritinės piliečių masės. Savo kreipimėse aš parašiau: kviečiu Lietuvą į visuotinį taikų valdžios boikotą, kol nebus sustabdytas smurtas prieš vaiką ir nebus nubausti kaltieji. Kaip